Vieną kartą buvo 3 vyrai. Ani buvo girdėjim, kad kviedamas Piliakalnio kalne į tokią dubiją, kad roji labai daug pinigų. Ir ani nusprendė nuėti paveizėti, atikrą anų į. Kaip tarė, taip ir padarė. Nuėjo ant to Piliakalnio prie tos dubijas ir sako, mas tave nulesma į to dubį, ir tu ją tik pamatysi, nedelsiant imtelk virvį. Taip ir padarė. Nuleda tų žmogelį į tų dubį, o tas žmogelis į taip veis, nieko nemato tų pinigų. Jau buvo beketinant stimtelt virvį. Bet už nugaros pamatė baisiai didelį šuolį. Iš to išgunsti, timtelėjo į virvį ir bematanti atsidūrė ant dubės krašto. O ta dubė ir užgriova. Tai drauga, pykos barės, avinė to. Reikia įspėti tam šuniui, būt pinigą pabėrin. Grins veršs iš tavęs. Ir taip, besipykdami, basibardami, nusprendė kastis. Kasės ir prisikasi duris. Bet šitau, kad nori. Iš kažkur išlinda žydelka. O visa graži, o visa strainė, tik laksta aplink tuos vyrelius šaukdama. Oi, vyrelė, ana matėt mano voškelis. Vyra neveizė tų žydelką, ani veis savo darbą. O ana vis tik laksta aplinkų šaukdama. Oi, vyrelė, ana matėt mano voškelis. Vyrams net laikė nervą. Kadus suspėtų sakydami, o tu nesi pribijęs, aš krobiu žydelką. Ir kaip tik ištari tų žodžius, bematant atsidūrė ant dubės krašto. O ta dubė užgriova su visa žydelka ir su visas pinigas. Ir po šią dieną tabė žinoma, kad į pinigą tabė kviedamas Piliakalnį kalne.